Labas! Kas bendro tarp kačių ir teleportacijos? Kvantinė fizika su savo paslaptingais reiškiniais kelia vis daugiau klausimų apie realybės prigimtį. Nuo Šrödingerio katės, egzistuojančios ir gyvos, ir mirusios vienu metu, iki kvantinės teleportacijos, kuri neperdodama materijos, perdoda kvantinę būseną. Šrödingerio katė tai garsiausias kvantinės fizikos mintinis eksperimentas ir turbūt žinomiausia katė mokslo istorijoje. Jau seniai tapo ne tik mokslinio pasaulio diskusijų objektu, bet ir simboliu visko, kas slypi už įprasto mūsų suvokimo ribų. Kaip kvantinė katė privertė mus pergalvoti realybės prigimtį, taip ir kvantinė teleportacija kelia vis daugiau klausimų apie tai, kas iš tikrųjų yra informacija ir kaip ji yra perdodama. Kvantinė teorija tai paslaptingas ir itin tikslus mokslas, aprašantis mažiausių visatos dalelių – elektronų, atomų, molekulių ir šviesos dalelių elgesį. Jos tikslumas yra toks stulbinantis, kad žymus fizikas Richardas Feynmanas palygino jį su atstumu tarp Niujorko ir Los Andželo matavimu, tokiu tikslumu, kuris prilygtų žmogaus plauko pločiui. Lietuvos masteliais kalbant, tai būtų 100 kartų tikslesnis atstumas negu tarp Vilniaus ir Klaipėdos, jei matavimas būtų atliekamas su tikslumu, kuris palyginamas vieno Martyno Mažvydo katekizmo lapo storiui. Tačiau kvantiniai reiškiniai nėra vien laboratorijų stebuklas. Jie vyksta nuolat visur aplink mus. Bet kokia medžiagos sąveika su kita medžiaga ar šviesa yra nekas kita kaip kvantinis procesas. Visi elektroniniai prietaisai remiasi kvantiniais reiškiniais. Ir net Saulė negalėtų egzistuoti be kvantinių jėgų, leidžiančių vandenilio atomams susijungti ir išskirti energiją. Kvantiniai efektai vyksta ir biologiniuose procesuose, pavyzdžiui, fotosintezėje, kur augalai naudoja šviesą energijai generuoti ir efektyviai ją nukreipia į reikiamas ląsteles. Paklausti apie teleportaciją, dauguma žmonių įsivaizduoja tikriausiai filmų scenas, kuriuose objektas ar žmogus suskaidomas į atomų rinkinį, visa jos schema perdodama į kitą vietą ir ten iš naujo surenkama iš atomų. Nors tokia idėja ir skamba intriguojančiai, bet ji prieštarauja kvantiniai fizikai. Kvantinė fizika teigia, kad negalime išgauti visos informacijos apie mus dominančią sistemą, nes neįmanoma sukurti tiksliai identiškos nežinomos kvantinės būsenos kopijos. Tai yra neklonavimo teorema kvantiniai fizikoje, ji teigia, kad neįmanoma tiksliai klonuoti net ir vienos dalelės. Tai reiškia, kad negalime tiesiog klonuoti žmogaus arba bet kurios kitos sistemos kvantinėje būsenoje, nes norint nustatyti kvantinės būsenos informaciją, būtina atlikti matavimą. Šis veiksmas negrįžtamai sugriauna kvantinę superpoziciją ir sukuria tik vieną iš visų galimų rezultatų jūgos. Pavyzdžiui, kaip Šrödingerio katės atveju, ji negali būti ir gyva, ir negyva tuo pačiu metu, jeigu atliksime matavimą. Tad net ir kalbant apie genetinį klonavimą, mokslininkai pastebi, kad tokie procesai kaip Dolly avės klonavimas remiasi biologiniais principais, o ne tiksliais atomų kopijavimo metodais. Net jei klonuotai aviai pritrūktų kelių vilnos plaukelių, tai biologijoje mes to nepastebėsime, tačiau fizikoje tai reikštų, kad prarandama dalis atomų ir klonas nebus visiškai identiškas originalui. Praktiškai žmonių teleportacija būtų nepraktiška, nes juose yra per daug atomų. Tipiškas 70 kg sveriantis žmogus turi beveik 7 × 10^27 atomų, kas yra 7 milijardai milijardų. Todėl kvantiniai fizikoje teleportacija turi kitokią prasmę. Čia kalbama ne apie materijos, o apie informacijos perdavimą. Ir šis perdavimas vyksta kvantinio supinimo, reiškinio vykstančio elementariųjų dalelių lygmenyje dėka. Kvantinė teleportacija yra metodas, apimantis kvantinės būsenos perkeliamą tarp dviejų dalelių, fiziškai nejudinant pačios dalelės.
Taigi, viena iš kvantinės mechanikos įdomybių, kai du ar daugiau kvantinių objektų dėl juose užkoduotos informacijos gali elgtis visiškai vienodai, kaip kokie identiški broliai dvyniai, net kai juos skiria didžiuliai kosminiai atstumai. Ir kai vienas iš jų bus sutrikdytas, kitas taip pat akimirksniu iš karto pasikeis. Ir nesvarbu, kaip toli jie yra nutolę vienas nuo kito. Šis procesas veikia net jei nežinote, kokią informaciją siunčiate. Tai yra, kokia iš tiesų yra originalios dalelės kvantinė būsena. Tai yra itin svarbu, nes bandymas išmatuot nežinomą kvantinį signalą gali jį sutrikdyti ir pakeisti. Nenuostabu, kad 1930-aisiais Albertas Einšteinas prieštaravo supynimo idėjai, nes tada nebuvo įmanoma to eksperimentiškai patikrinti. Tačiau 8-ajame dešimtmetyje tai tapo įmanoma. Ir nuo tada daug kartų buvo atlikti sėkmingi supynimo eksperimentai. 2023 metais CERN pavyko stebėti kvantinį supynimą tarp viršutinio kvarko ir jo antimedžiagos atitikmens. O fizikai Alan Aspe, Jonas Clauseris ir Antonas Celingeris kiekvienas savo laiku ir tobulindami metodus pademonstravo, kad galima ne tik tirti, bet ir valdyti susipynusias daleles. 2022 metais už tai jiems buvo įteikta Nobelio premija. Šis reiškinys turi milžinišką potencialą tobulinant ryšių technologijas ir stiprinant nacionalinį saugumą. Teleportacija jau tapo realybe, o naujienos apie sėkmingai atliekamus kvantinės teleportacijos eksperimentus kelia vis didesnį visuomenės susidomėjimą. Teleportacija leidžia perkelti kvantinę informaciją kvantinių būsenų pavidalu iš vienos vietos į kitą ir taip suformuoti kvantinį tinklą. Šis procesas remiasi kvantiniu supynimu ir klasikinės komunikacijos priemonėmis. Nors tai sudėtinga technologija ir pirmieji žingsniai buvo atliekami laboratorijose, būtent Antonas Celingeris pirmasis pademonstravo kvantinę teleportaciją dar 1997 metais, tai dabar matome jos pirmasias praktinės demonstracijas. Pirmieji rezultatai parodė, kad ir kvantiniai, ir klasikiniai tinklai gali dalintis vieningą šviesolaidinio ryšio infrastruktūrą. Visa telekomunikacijų technologija ir iš tikrųjų internetas priklauso nuo šviesos dalelių, fotonų, kurie yra perduodami per optinius pluoštus. Optinėme ryšyje skaitmeniniai duomenų signalai yra paverčiami į šviesą ir perduodami šviesolaidžiais dideliais atstumais. Toks ryšys yra pagrindinis daugumos telekomunikacijos sistemų elementas. Nors klasikinis ryšys susideda iš milijono šviesos dalelių, kvantinis ryšys naudoja tik pavienės fotonų poras. Tai yra kvantinė šviesa. Ir anksčiau mokslininkai manė, kad šios atskiros šviesos dalelės negalės pereiti per klasikinės komunikacijos dalelių perkrautą greitkelį, nes šios dvi supintos dalelės būsenos yra kaip trapus dviratis, bandantis manevruoti tarp didžiulių sunkvežimių požeminiame tunelyje. Ir mokslininkai nustatė konkretų bangos ilgį, kuris patiria mažesnę interferenciją su kitais signalais. Todėl fotonams yra lengviau judėti. Mokslininkai pasirinko atitinkamo bangos ilgio pavienius fotonus ir pridėjo specialius filtrus, kad sumažintų triukšmą nuo įprasto interneto srauto. Neseniai atliktas tyrimas, kuriame buvo naudojamas 30 km ilgio šviesolaidinis kabelis, atskleidė kvantinės teleportacijos galimybės realiomis sąlygomis. Eksperimente buvo siunčiama tiek įprasta interneto informacija, tiek kvantinė. Ir nepaisant įtempto interneto srauto tuo pačiu metu, kvantinės informacijos kokybė priėmimo gale išliko aukšta. Įsivaizduokite, jei galėtumėt perduoti slaptą užrašą draugui ir ne vienas pašalinis neturėtų galimybės jos perskaityti, net jei užrašas keliautų per pilną žmonių kambarį. Tai tampa įmanoma pasitelkus kvantinį šifravimą, vieną iš svarbiausių kvantinės teleportacijos praktinių taikymų. Kvantinė teleportacija leidžia tą padaryti per kvantinių raktų paskirstymo sistemas, kurios užtikrina, kad jūsų ryšys būtų praktiškai neįveikiamas pašaliniams. Dėl to trečioji šalis negali perimti ar perskaityti atsitiktinio rakto, kol dalelės nepasiekia savo galutinio tikslo.
Tad kvantinė teleportacija leidžia saugiai perduoti kvantinius raktus naudojamus kvantinių raktų paskirstymo protokoluose. Taigi, kvantinė teleportacija šiandien naudojama ne tik fundamentiniams kvantinės fizikos tyrimams atlikti, pavyzdžiui, parodyti supinimą ar nelokalumą, bet ji leidžia perduoti kvantinės būsenas tarp skirtingų kvantinių procesorių ir tobulinti tokias pažangias sritis kaip kvantinis skaičiavimas, kriptografija ir jutikliai. Kvantinė fizika yra laikoma viena iš sėkmingiausių teorijų, kurias žmonija kada nors sukūrė, bet vis dar kelia ir klausimų. Viena iš jų yra matavimo paradoksas. Pagal jį kvantinė būsena turinti daugybę galimybių pasikeičia, kai ji yra stebima, ir mes gauname tik vieną konkretų matavimo rezultatą. Tai kelia problemų ir abejonių dėl stebėjimo ir informacijos vaidmens mūsų gyvenime ir galbūt privers permąstyti skirtumą tarp stebėtojo ir stebimojo. Galbūt ateityje šiame kontekste atsiras daugiau įžvalgų apie Šrioderio katės paradoksą ir kvantinę teleportaciją. Tik laikas parodys.